Arbatos grybo gėrimas, dabar geriau žinomas kaip kombučia, yra labai įdomus. Žinomas jisai jau turbūt daugiau kaip 1000 metų, kilęs iš Japonijos. Įdomus to, kad jisai yra mielių ir acto rūgšties bakterijų simbiozės produktas. Pradžioje cukrus esantis skystyje pagaminamas perdirbamas į etanolį, tai yra alkoholį, ir jau tada acto rūgšties bakterijos perdirba į jau savo rūgštį. Ir tai yra visai ne tos acto rūgšties bakterijos, kurios vyną sugadina. Tai yra kita visai gentis, ar netgi, sakykime, kelios gentis, galbūt ir skirtingos rūšys. Dėl to tai yra gėrimas, kuris yra gausiai prisotintas probiotikais. Skonį, rūgštingumą mes galime reguliuoti, tai priklauso tiek nuo bazės, tai yra kas įdedama į kombučią, tiek nuo cukraus kiekio ir palaikymo, kiek laikoma bus pati fermentuojama kombučia. Gėrimas tikrai ne tik sveikas, bet ir labai maloniai geriasi šiltomis ar karštomis vasaros dienomis. Ir pabandysiu parodyti tą procesą, kaip savarankiškai padaryti kombučią. Arbata kombučiai yra kaip maistinės medžiagos, jos reikia, reikalingi yra vitaminai, taninai ir savo kombučią aš gaminsiu iš gauromečio arbatos fermentuotos. Tokia arbata jinai turėtų išeiti švelnesnė ir su mažiau kofeino, tai yra ją bus galima vartoti ir vėlai vakare. Bet dėl taninų trūkumo verta įdėti šiek tiek ir juodosios arbatos. Įdėjau 2 šaukštus, užplikom, aš mėgstu arbatą vis dėlto plikyti ne 100, o 80 laipsnių temperatūros vandeniu. Čia yra litras dabar padaryta gėrimo ir dedama yra 7-8% cukraus. Šaukštas tai yra 30 gramų ir mums reikia, kad 70 gramų tai yra kažkur 4 šaukštų. Riba tai yra 150 gramų litrui. Ir dabar pusvalandį palaukiam, kol ištrauks, nusistovės arbatžolės. Kombučios fermentacijai panaudosiu stiklinį indą su kraneliu, kadangi plaukioja grybas viršuje, tai bus galima nesunkiai nuleisti jau susidariusią kombučią. Ir dabar siūlome yra keli būdai, yra siūloma įpilti arbatą, tai yra teisingai, tai yra maitinančioji terpė. Ir galvojama, ar siūloma, kad iš šitos terpės išaugs savarankiškas grybas. Sunkiai tikėtina, greičiausiai procese dalyvaus ir kiti mikroorganizmai, kaip pelėsiai, kurie visiškai yra nereikalingi. Dėl to verta panaudoti starterį. Tai aišku, greičiausiai procesas vyks įdėjus čia jau patį grybą. Tai yra, jeigu kas nors pasidalintų, ten jie pakankamai nesunkiai atsiplėšia, padėjai ir jau po 6 dienų turi kombučią. Kitas variantas, jeigu nėra tų, kas augina, tai paimti nepasterizuotą, nefiltruotą kombučią ir jos įpilti. Ir vat jeigu pastebėjot, aš dėjau 4 šaukštus litrui vandens, tai yra 120 gramų. Ir dabar kombučią pildamas aš padarau bendrą koncentraciją kažkur tai apie 70-80 gramų litre.
tai yra tą padaryti pačią palankiausią terpę. Ir dabar laikom indą šiltai, kambario temperatūroje 22-25 laipsniai ir reikėtų apsaugoti nuo tiesioginių ultravioletinių spindulių. Tai yra įdėti kur nors, kur prietema, ne prie lango. Uždengiam skudurėlių, ar šiuo atveju rankšluosčiu uždėjus. Tai reikalingas, kad čia nepatektų visiškai nereikalingų mikroorganizmų. Iš karto prisistatė drozofilos. Jaučia, dėl to reikia uždengti. Iš patirties galiu pasakyti, kad nei acto bakterijom, nei mėlėm deguonės nereikia, tai jeigu mes čia jau supniom su dangčiu, tai jos tenais puikiai vystytųsi. Bet kadangi gaminasi angliarūgštė, tai tas dangtelis su trenksmu iššoktų. Praėjo jau kažkur tai apie 4 savaitės po pirmojo įpylimo ir aš jau turiu kombučią. Bet procesas iš tiesų yra gerokai įdomesnis, nei aš tikėjausi. Nors gal ir to ir aš ir tikėjausi. Tai pirmas, tai vat, tie filmai YouTube'e, kurie rodo, kaip tą grybą užauginti, į tokias dvi dalis didelės skirstosi, kurie parodo, kaip reikia pradėti tą grybo auginimą ir pasako, o dabar parodysim kitam filmui, nes kito filmo nėra. Tai aš supratau, kad ten nelabai kas ir išėjo, nes procesas, kaip pat ir viso šitą mikrobiologiją, gana sudėtingas ir nevienareikšmiškas. Vat, kai aš į tą arbatą įpyliau tą starterį, aš supratau, kad ten kažkas ne taip yra. Ir dar kiek panagrinėjau, na ir greičiausiai ten yra naudojamos tos vadinamos kultūrinės mielės ir kultūrinės acto-rūgšties bakterijos, kurios vat, ten jūs mielės turite 7% cukraus per 4 dienas suvalgyti. Taip, draugas generolė, jos ir suvalgo. O jūs acto-rūgšties bakterijos turite alkoholį perdirbti į rūgštį per 2 dienas. Taip, draugas generolė. Tai čia yra tos kultūrinės mielės ir supylus tą 1 litrą į 1 litrą vat, tą starterį, aš jau normalią kombučią turėjau po 4 panašiai 5 dienų. Tai yra jau galima buvo ją gerti. Ir to grybo ten nelabai matėsi. Tada jau paragavus, jau mačiau, kad cukrus perdirbtas, alkoholis rūgštį perdirbtas, terpė jau tokia, kai mikroorganizmai užmiega. Yra vystytis jie ten nelabai gali. Tai pyliau litrą arbatos to paties sudėties mišinio, ten prasidėjo aktyvus procesas. Ir visai nesenai rožiai ten plaukė pirmosios kolonijos. Nuo tų pirmųjų kolonijų iki šito praėjo 5 dienos. Jau kai grybas yra per visą paviršių. Bet dapyliau dar litrą to paties mišinio, bet kaip matom, čia yra 2 litrai. Tai yra jau aš šitą kombučią vartoju. Mielės ir acto-rūgšties bakterijos čia yra tikri žvėris. Jie labai greitai suvartoja tai, kas jiem yra duodama. Gera rūgštelė, malonus gėrimas. Yra tos angliarūgštės, bet jos nėra labai daug, nes čia atviras indas. Angliarūgštė išeina. Dėl to, norint turėti tą angliarūgštę, mes pripilam indą užsukamą, kuris nebijo slėgio, ir dedam į šaldytuvą prie ten poros laipsnių. Iš savo patirties pasakysiu, kad aš šitą geriau palaikysiu dar porą dienų šiltai. Nes čia dar jaučiasi ir cukraus yra. Tai tą tegul cukrų perdirba, užgazuoja, tada bus šitas gėrimukas su daugiau angliarūgštės. Tai su šitam kultūrinėm mielėm nebūtina laukti arbatos grybo susidarimo. Ten aš manau, kad fabrikinėmis sąlygomis nelabai kas žaidžia su tais arbatos grybais. Radau ir parduodančių tas sausas mieles ir
sausas acto rūgšties bakterijas, kurios būtent, matyt, didelėse talpose greitai ten perdirba tą arbatą į komercinę kombučią. Ir čia yra vienas irgi svarbus momentas, į kurį aš siūlyčiau atkreipdėmėsi. 100% aš nesu tuo įsitikinęs. Aš sakyčiau taip, apie mikrobiologiją šiandien žinoma galbūt mažiau nei apie artimą kosmosą. Čia esančios bakterijos, jos yra skirtingos, taip? Pas mus esančios organizme. Tai, ką mes turim. Ir pirmą kartą išgėręs tą kombučią, ten pas man buvo revoliucija. Tokia stipri gana, o dabar geriant jau viskas yra tvarkoj. Todėl, kad greičiausiai ten esančios mūsų mikroorganizmai susipešė su tais svetimais. Bet po kelių pavartojimų jos tapo savos. Tai pirkdami tą kombučią, kuri yra parduotuvėje, mes kas kartą galim su visiškai kitokiom kultūrom tų ir mielių, ir acto rūgšties bakterijų susidurti. Tai yra, kas kartą galim turėti tas revoliucijas. Dėl to tas savas kombučios auginimas, jisai ir turi tos logikos, kad čia mes turėsime savo bakterijas, kurios jau prisitaiko prie mūsų virškinimo sistemos. Iš pirmo karto pavyko padaryti gana padorią kombučią, pravertė patirtis su kitais fermentuotais gėrimais, kaip sidras. Mano sidras gavo sidabrinį medalį vyno čempionate, antrą vietą Lietuvoje. Kaip ir galvojau, buvau teisus, kad supyvusi buteliukus verta kiek palaikyti šiltai. Vyksta dar fermentacijos procesai ir 4 buteliukai visos yra skirtingas skonis. Tiek rūgštumas, tiek tas saldumas. Ir burbuliukų šitam buvo daugiausiai ir kuris man labiausiai patiko, tai pakankamai šviežia kombučia, 4-5 dienų amžiaus įpyliau, palaikiau šiltai. Kuo plastikinis buteliukas gerai, tai kad spausdami mes jaučiam, koks tenais yra jau susidaręs slėgis. Kai daug burbuliukų, tai ten jau turėtų būti 3 ar net 5 atmosferos. Jau ten tada būna jau neįspaudžiamas šitas buteliukas. Iš klaidų, kurios galima padaryti, aš akcentuočiau švarą. Taip, tai yra visi įrankiai indai turėtų būti švarus. Kartais, kai leidžiasi, jau čia lieka kolonijų likučių, tai kars nuo karto reikėtų indą šitą išplauti. Ir susilaikyti nuo tokių eksperimentų, kaip dėti čia kokių nors skoniklių, kur gali būti kitų mikroorganizmų, pavyzdžiui, žali mėtos lapai ar razinos, ant kurių tikrai bus kitų mikroorganizmų kolonijų ir kurios gali padaryti visai netokį skonį, kokį norėsite. Pavyzdžiui, laukinės mėlesės labai dažnai priduoda tą tokį tvartelio skonį, kuris galbūt ten Normandijoje sidro mėgėjams patinka, bet galbūt jūsų kombučia tai bus visai nepatinka. Ir eksperimentus, aš manau, kad čia tikrai yra dar kur vystytis, tikrai yra daugybė niuansų padaryti dar geresnę tą kombučią. Atskiro filmo aš nedarysiu, aš įdėsiu aprašyme ir jeigu ten matysiu, kas geresnio, tai aprašyme. Pokyčius darysiu ir taip pat įdėsiu straipsnį į viskas.lt portalą, kur taip pat dėsiu naujienas apie kombučios gamybą. Tai jeigu patiko, spauskite like, dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas, ir tikiuosi viskas jums pavyks. Viso.